Labas vakaras visiems. Čia yra švytėjimas toksai, matote. Ir vėl šiandien pas mus yra antradienis. Ir labai šaltas oras, toksai vėjas. Ant vakaro visai taip pat vėjas oras. O tas švytėjimas tai reiškia, kad keisis orai. Žada pas mumis labai stipriai atšalti. Savaitgalį dieną tik tai iki +7. Naktim tiesiog šalnos nuo 6 iki 9 laipsnių šalčio. Labai šaltas pavasaris, labai. Tiesiog negaliu apsakyti, koks vėjas, kaip šalta. Vakar mes su vyru tiek darbavomės. Vakar buvo išnuomojęs benzininį tokį velyką pjūklą, su kuriuo šalinom šakas išaugusias. Matot, kaip stipriai nugenėjom, nes buvo labai jau išsiplėtę ir viršų genėjom, ir su žirklėm dailinom. Taip atrodo. Šitaip aukšta siena jau labai išaugo. Ir po to dar čia viršūnės padailino ir ėmėmės rutulių. Tai gerai, kad vakar dar pasidarbavom, šiandien tai jau iš vis būtume nieko nepadarę. Tas vėjas taip šaltas, toksai vakar šilčiau buvo. Tai vat, suformavom 3 rutulius, nes pro šakas jau buvo neįmanoma praeiti. Ir dabar liko man sutvarkyti, sugrėbti visą dalyką. Ir vat nežinau, kaip reikia išvalyti tarp akmenukų tas visas tujų šakeles. Taip, 3 rutuliai. Išpurčiau visas šakas, kad galėtų, žinokit, per vasarą ataugs ir vėl bus nepraeiti per tos rutulius. Reikės pasiruošti man. Bet vat šiandien ėjau į šiltnamį ir pamačiau danguje švytėjimą. Sakau, jau viskas, keičiasi orai. Tokie pasikeitimai orų laukia mūsų. Užsidėjau striukę, nes jau ir nešilta. Šiaip tai labai gražus vaizdas, bet man jau net ranka šalo laikyti telefoną. Nemaloniai, nešilta. Vaizdas labai gražus. Debesis tai tokie. Ir tas švytėjimas dar yra. Matos. Šiaip tai būdavo ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Bet čia matosi ryškiai vienas. Šitas va. Čia va jisai yra. Tai yra tokie reikalai. Labai šalta. Vėl ryškios spalvos. Tai bus šalta labai. Šiandien trečiadienis ir vakare pas mus visiškai atšalo. Labai šaltas vėjas pučia. Tiesiog apsiniaukė visas dangus ir toks atrodo šaltis, jau net šalta buvo. Baigiau darbus dirbti ir va
Perėjau namo. Šiandien bandžiau plauti terasą. Tai kažkiek tai valėsi, bet nelabai man valėsi tie suodžiai. Nu, pažiūrėsim, bet oras tai kardinaliai keičiasi. Vakar aš jums rodžiau, filmavau ir vat, pasižiūrėkit, viskas baigėsi šilti orai. Reikia užsidaryti langus, nes jau šalta būti lauke.